Tai yra regata Paskutinis griaustinis, kuri vyksta jau 3 metai, tik tai anksčiau nebuvo jisai tokio dydžio šis renginys. Šiais metais mes prie savo olimpinės 470 jachtų klasės dar prijungėme vandens motociklus, bigboardo atstovus, modeliukus radio bangom valdomus, burlenčių formulės. Tai yra tas, kas yra įdomu žmonėm. Ir dar tas vienas toks yra svarbus akcentas, ko dar niekad Lietuvoje nebuvo, mes tiesiogiai transliuojame į krantą visas varžybas. Tai yra tikrai naujovė ir manau, kad dar Lietuvoje šito niekas nedarė. Tikrai viskas labai gerai gaunasi, visi patenkinti. Gerai, kad šiais metais dar sutapo mum datos ir čia vyksta Lietuvos jaunučių čempionatas ir Kauno buriavimo sporto mokyklos bangpūtės varžybos, tai tikrai ant vandens yra labai daug laivų. Paskutinis griaustinis ši regata yra didžiausias, aišku, akcentas į 470 jachtų klasę. Tai yra olimpinė klasė, kur yra, kaip sakyti, užsienyje gan populiari, pas mus ne, 18 metų kažkur tai apytiksliai nieko čia nebuvo, tai Lietuvoje ir mes čia jaunas entuziastingas jaunimas pradėjo tas jachtas atkūrinėti ir šiais metais jau mes turime 12 laivų, ir turime svečių iš Latvijos, kurie nori atvažiavo. Manau, kad kitais metais pamatė žmonės, kad mes stengiamės ir dirbam, tai manau, kad atvyks iš kitų šalių. Aišku, vandens motociklistai čia yra ir iš Kaliningrado, ir iš Baltarusijos, ir iš Latvijos, ir iš Estijos. Manau, kad kitais metais mes irgi panašų lygį pasieksime. Žmonės visą laiką traukia ugnis, žemė, vanduo. Tai mes, kaip sakyti, stengiamės tą žmonės pritraukti prie to vandens, į tą mūsų Kauno jachtklubą, į tą buriavimą ir kad kuo daugiau žmonių buriuotų.